Labas vakaras, šį kartą šis specialus video bus Zitai Šimkienei. Labai ačiū, kad buvai mano gyvenime, iš tikrųjų labai smagu, mes bendravome netgi 20 metų. Kovo 8 buvo 20 metų, kai atidarytas salonas. Tikrai buvo nuostabus laikas, daug valandų praleista kartu, labai gražių diskusijų, labai daug gėrio. Tai tokia nuostabi siela, kad tikrai neįmanoma nepastebėti ir nežinoti, kad Zita yra tiesiog auksas šitoje žemėje. Tai ačiū tau, kad buvai, ačiū, kad bendravom, ačiū, kad už viską tau ačiū, už labai gerą širdį, už nuoširdumą. Ir norėjau paprašyti, tai tokia užduotėlė, kad per savo dukterėčią Astą perduotumėjai karališkai šeimai apie visą šitą situaciją ir papasakoti visą šitą situaciją. Evelina viską žino, jeigu kas nors neaišku. Tai kiekvienas žmogus gauna savo užduotėlę. Tai tavo užduotis, tai čia mano toks prašymas, kad pranešti karališkai šeimai per Astą, kad ir jai būtent linkėjimai ir tavo merginoms, dukroms, Ugniai ir Ievai, kaip dabar jos vardas užkrito, Ugnė ir kitai dukrai. Tiesiog dabar neatsimenu, man labai yra pavargę mano smegenukai. Tai didžiausias palaiminimas jūsų šeimai ir laukiame tavęs ir tavo dukterėčios. Asta galės papasakoti apie savo sesers išėjimą, kas įvyko, kaip įvyko, galės labai smulkiai viską papasakoti. Tai tikrai duos naudos, kas vyksta ir kas darosi Lietuvoje ir apie tuos visus dalykus. Ir laukiame prisijungus alijansum. Tai gali ateiti pas mane, turi rinktis, gali pas mane, gali pas Irutę, gali pas Eveliną. Turi 3 pasirinkimus, pas kurią nori. Mes esame laisvi žmonės, bet mes tavęs laukiame. Galėsi atvesti visus savo klientus, pranešti jiems apie šitą žinią ir išgelbėti juos, jų gyvenimus. Įsivaizduoji, kiek tau duota, wow. Ir kai ateisi, būsi alijanso partnerė, tau nebereikės taip sunkiai dirbti. Galėsi savo surinktus klientus parduoti savo kaip tą tokį surinktą bazę žmonių. Ir prašau, paskui į kitą lygį atvažiuok vasarą į Lietuvą ir per tą laiką užsidirbsi per žmonės užsidirbsi daug pinigų. Galbūt nebereikės tau grįžti į savo seną darbą ir būsi daug sveikesnė. Tai taip sveika, bet bus dar geriau. Bus visai kitoks gyvenimas. Kaip aš sakau, tapsime visos moterimis. Kiek galima su tom kelniam vaikščioti ir būti arti už tos vyrus. Nes, nuvarytus arklius nušauna. Pamatysit, ką su manim dabar darys. Pažiūrėsim. Viską pamatysit savo akimis, nes viskas bus filmuojama, fotografuojama nes čia didelė tokia istorija, paprasto žmogaus didelė istorija. Kuo didesnis žmogus, tuo daugiau bangų padaro. Tai kaip akmenuką, bumti vandenį ir kuo daugiau bangų, ne? Tai tuo vadinasi didesnis žmogus. Asmenybė. Kol taip eina, jisai normalus kaip ir visi, bet kai jo poelgiai yra atspindys jo sielos, koks jis yra didelis. Tai aš nesu maža, mano ūgis mažas, neaukšta, nedidelė, bet aš esu tikrai galinga. Ir aš tai žinau, nes čia ne aš tai darau, aukščiausiasis daro per mane. Tai myliu tave labai, laukiu mūsų komandoje ir jeigu aš būsiu, tai aš lauksiu tavęs pas mane ir toliau bendrausim. Gerai, o jeigu ne, tai Evgenijus jūs gelbės.
viskas čia dabar nuo jūsų priklausys, ką ir kaip daryti. Jeigu kažko nesupranti, klausk pas Eveliną, ji viską žinos, Irutę ir tikiuosi iki. Su didžiausia meile apkabinu ir iki. Čiau.